odą gydžiau ten 3 metus. Tiesiog čia išlindo spuogiukas ir baisus nieštėjimas yra. Ir nežinai nuo ko. O pasirodo cukrus. Pagal kraujo grupę, kai įsivedė, valgai tos produktus, kurie dabar alergija. Kodėl vaikam yra alergija? Kiek tėvam rekomenduodavau. Labai gudrus tėvai ateina, labai rasdavom kalbą, literatūros duodavau. Tiesiog negailim tėvam, kurie nori, bet kurie nenori, kitas tu jam aiškink 2 dienas. O man visiems ta duona su dešra labai skanu, pavalgykite sveikatą, gal pradės sirgti. Tai paskui netiek, o man taip. Jeigu žmogus nenori, per prievartą niekada nebūsi. Arba sakyti, ko vienausiai eik, o kiti šiaip. Čia reikia norėti ir domėtis savo sveikatą. Prievartą tai čia nieko tokio nebus. Tai va, tai žodžiu, ta kepenio mokykla ir paskui šitą, tai kai nuėjau, tai man labai skubiai liepė operuoti tą strumą. Nes sako, jau po to 12 metų maudymas ir kaip išsimaudžiau, tai man kelis metus čia pakaušys labai. Sakė, toj vėžys gali vystytis būti. Nieko nepadės tas vanduo, tai čia yra nesąmoningas dalykas. Vasaras iki čia aš pradėdavau kovą, į tuos ledus lįsdavau. O paskui po kelių metų po to visą, kaip dėjau inkstai, man gyvenime nebuvo inkstai. Dabar aš 3-4 metus po kepenio mokyklos vargstu su inkstais ištisai priežiūroj. Kadangi, kai kilo pirmą kartą, tai išgyvenim neturėjau 40. Paskui jau nuvežė sesuo su sūnum į greitąją, tai sako, čia yra ko gero inkstų uždegimas. Ir dabar einu kas pusmetį tikrintis. Toliau sąnariai, ypatingai sąnariam reikia šilumos. Tai reiškia, tas vanduo, sakyčiau, va, taip, birželį Liepą iki rugsėjį labai šaunu, bet tas, kai nesąmonės žmonės kiša į šitą, nieko jis nepadeda, visiškai nieko. Tai yra bereikalingas dalykas. Va, tai vienu žodžiu taip, dabar ką aš jums galiu pasakyti, sudėtinga, labai sudėtinga yra, nes pas mane remontas, tai viskas maišuose. Sukišta, kas pasitaikė pirmam kišelį, nes dabar vieną kambarį atsiremontavau savo. Na, tai koks idealistas, visi vadovai remontuojas, kai dirba, o man reikia, jau aš nedirbu, tada laiko yra. Yra nuostabus dalykas, jūs šitą matėt? Aš girdėjęs. Girdėję. Tai va čia yra proza parašyta, tai yra šventas dalykas. Nuostabus dalykas, jinai 96 parašyta, vienu žodžiu. Būtinai turit, gal bibliotekoje čia buvo. Pirmosius, 2001 išėjo, mityba pagal kraujo grupę. Va, tai aš iš tos prozos padariau poeziją, kurią visą dalinom tėvam, ką dabar čia tą perskaitys. Bet čia kas man patiko. Žodžiu, šeimyną baigė, vyrukas visai, ten Anglijos atrodo, dabar neprisimenu, baigė tą mokyklą, kur su mityba, reiškia, gydytojas, ir atvažiavo į kurortinį miestelį, štai keliais sakiniais, kurortinį miestelį ir jis pradėjo dirbti. Ten gydė mineralinių kažkur pajūrį, mineralinių vandenį. Dabar galvoju, kaip čia su tuo mineraliniu vandeniu, ir jis atkreipė dėmesį, kad vieni išvažiuoja pasveikę, o kiti išvažiuoja dar blogesnės sveikatos. Nu ir pradėjau tyrinėti, žiūrėti, tam draugai jo padėjo, kadangi kurso, paskui sūnus buvo, nu ir, žodžiu, atkreipė dėmesį, kad visgi ta sveikata priklauso nuo kraujo grupės. Ir va, tai jau jis ten tų daug metų dirbo, o paskui tą darbą tęsė jo sūnus. Ir ten ar iš 20 metų stebėjimo parašyta ta knyga, o ta žmona susirgo krūties vėžiu. Tai tas sūnus toliau daugumo, labai daug paskyrė laiko. Ir čia yra prašinėjama, kaip 20-30 metų galim pastumti, gali neišsivystyti tas vėžys, vėžio problemom. O tą visą lemia. Vienu žodžiu lemia mityba. Dabar, bet šitą knygą labai daug ją komentavo, kaip išėjo čia 2001 išversta yra. Pas mus pasirodė, aš irgi nuėjau pas homeopatą, o problema visą laiką, kad veidą beria. Tai va, čia visus tos raukščius yra, tai to
neteisingo valgymo pasekmė, jis skaito, kad veidas toks, ką vakar suvalgiai, kaip jis yra atrodo, nes viskas atsispindi. Tai va šitą knygą labai daug jau per televiziją ir laikraščius kritikavo ją, o todėl, kad aš jums pavyzdį, va, yra dar kita, aš dabar mes apdirbom, čia labai senai yra iš rusų kalbos, bet labai teisinga yra, dar užrašyta, yra produktų derinimo lentelė. Jeigu prie šitos teorijos nepridėsi šitą, tai nebus jokios naudos. Kaip? Dabar skaito visur, kad reiškia maistą, tas sveika mityba, tai yra maisto pagrindas. Mes vaikam pritaikėm šitą lentelę. Tik tai. Tai jūs taikėt vaikam pagal grupės dar? Ne, čia tėvam rekomenduojam, čia galim namuose. Ne, nes vienas nesusirinksi. Ne. Mes tik šitą pritaikėm. Aš dabar palikau. Va, aš čia jums tą dovanosiu. Aš turėjau daug, bet nežinau, kuriam maišė žiūriu. Dabar jums pasakysiu. Atiduodu. Oi, tėvam masiniai, sakau, yra visos grupės kabėjo, nu dabar po gero nukabins naują kūną, nes jau ten tie vaikai, kaip šiniui tam atėjo. Aš jums parodysiu, mes 2 metus ar 3 ruošėmės, radau kažkokią savo seną knygą. Sudėliota čia. A koks rezultatas yra? Kažkur tai čia buvo, bet čia tokia seniukė, nes neradau. Man labai daug aš tyrimų palikau, bet turbūt, ko gero išmes, kai... Va, pasižiūrėkit, buvo... Mes oficialiai, mes 2 metus, aš 92 baigiau tą mokyklą, o pirmą programą įsteigoje tik 94 priėmėm, čia kiek 5 metam. Ir po šiai dienai, va, palikau dar rugsėjai, tai ten tokia papkė, tai jūs pasižiūrėkit. Kas buvo labai gerai paskepelį, va teigiamas dalykas, kad 92 ten mokslinė grupė, tyrinėjomės 2 savaitės, tikrai 6 kilogramus numečiau, lėkė maudytis, tai tą maitinomės ten vegetariškai, kaip išsikrovimui, kaip tokiam nuostabus dalykas, va, tyrė. Ir, žodžiu, buvo šitą ponę Adomavičiūtė, dabar, man atrodo, jinai yra išvykusi iš Vilniaus atvažiuodavo, amžinos jaunystės maistas, nuostabi apie sveiką. Aš nežinau, ar yra likę kur nors, ar nėra likę. Man atrodo, kad tos autorius jau į Lenkijoje yra atsidūrusi. Visą laiką atvažiuodavo, svajojus Palangoje apsigyventi. Vedė vyrėjų kursus. Mes baigėm, visus tai buvo 93 turbūt metai ir mes savo žmonių apsimokėm. Nes, nu kaip, yra labai tos taisyklės, virimo gaminimo pagrindas, mes gamindami sunaikinam ir indai labai svarbu, sunaikinam visus vitaminus. Jau kas virš 10 minučių vaiką pervirta, tai ten nieko nebėra jau to naudingo, ypatingai daržovės. Gyvas maistas. Gyvas maistas, va, šitą, jeigu matėt laidą, dabar šitą, kaip ana vegetarė dievė knygas rašė, seniukė jau į Vaištarienę, girdėjo turbūt. Ir žiūriu, sakė, iš lovos neišlipo, o dabar jeigu broliukų žiūriu sportuoja Vilniuje. Nu, labai šauni moteriška, tai kažkada Kaune ten pristatinėjome su tą teoriją, jinai knygas parašiusi, ale, nu, moteriškai, tai, na, išvaizdos nėra, o kai susėdo Kauno ponios, ten atėjo iš tos sveikatos, žinot, nu, net juokas atrodo, kad tas žmogus sudirba, sumenkint, tikrai protingas žmogus, nu, bet tokio einant pas tos asus gydytojus, tai tu turėjau kažkaip ir atrodyti. O kaip ateina suvargus, atrodo, seniukė naują knygą atsineša, ar vertina, ai, tu ten vegetaras. Iš visų tų teorijų reikia atsirinkti, kas tau tinka. Negalima nei viską labai liaupsinti, bet to kiekvienas žmogus, kiekvienas vaikas tai yra atskira asmenybė. Vienam tiko, o kitam visiškai netiko. Tai va, mes priėmėm tą 2 metus ruošėmės, apmokiau tas virėjas. Kas buvo gerai, čia mūsų veterinarinės tarnybos mitybą kuravo gydytoja, tai mes užauginom 2 jos vaikus. Vieną nuo 1,5, kitą nuo 2. Kadangi pradėjo lankyti, paskui pradinę mokyklą, mes dabar jau sulaikinom. Buvo pradinę, tai išėjo tie vaikai,
tai jinai visur dalyvavo, mes gal ir